Retorinė situacija yra konkrečios aplinkybės, į kurias kalbėtojas būtinai turi atsižvelgti. Mes intuityviai jaučiame, kad teismo salėje kalbėsime vienaip, senų draugų susitikime kitaip, o tenais kokiuose vestuvėse dar trečiaip. Kalbėjimo situacija, retorinė situacija lemia ne tik pačią kalbą, bet ir tai, kaip jūs atrodysite. Jeigu tai bus kalba prieš savo rinkėjus, jūs apsirengsite panašiai kaip jie. Jeigu tai mokslinis pranešimas, tai gal jūs neteisite apdribusiais kokiais nors drabužiais tiesiai nuo vejapjovės. Jeigu tai koks nors šokių konkursas, tai turbūt gal jūs net ir smokingu pasipuošite ar fraku. Tai vis kita retorinė situacija. Kasgi lemia tas retorinės situacijas, iš ko jos susideda? Pats įvykis, konferencija, Seimo posėdis, rektoriaus inauguracija, populiari paskaita. Pagal tai jūs konstruojate visą savo kalbą ir visą savo elgesį. Pati vieta, didelė patalpa ar maža? Ar tai filharmonija, ar studentų kultūros klubas? Ar ten bus mikrofonas, stacionarus ar nešiojamas? Jeigu nėra mikrofono, kokia tenais akustika? Jūsų elgesys pagal tai žinoma keisis. Laikas ir data. Viena situacija, kaip mes matom, kalba koks nors urbi et orbi, tarsi vienkartinis retorinis įvykis, retorinė situacija. O kita, jeigu jūs skaitote visą paskaitų ciklą. Pirmoji paskaita trupučiukas skirsis, o paskui jūsų kaip oratoriaus elgesys bus gana panašus. Retorinė situacija yra ir auditorijos suinteresuotumas. Indiferentiška auditorija arba aktyvi. Klausinėja, neklausinėja. Mokinukai, dėstytojai, ekspertai, diletantai, filatelistai, kačiukų mylėtojai, tai vis skirtingos auditorijos ir šitoje retorinėje situacijoje jūs turite prie to prisitaikyti. Arba, kaip dažnai būna mokslo renginiuose arba mokymo renginiuose, prieš pietą jūsų klausytojai yra labai šalkę ir bruzda, o po pietų jie yra pavalgę ir nori miegoti. Vienu atveju turite kalbėti greičiau neužgaišti, o kitai žiūrėkite kalbėti garsiau, kokie anekdotėlį papasakot, kad auditorija atsibustų. O galbūt dalis auditorijos yra užsieniečiai. Reikia taikytis prie jų, tai irgi yra retorinės situacijos dalis. Arba toks visiškai hipotetiškas atvejis, Žalgiris laimėjo Europos čempionatą ir kitą rytą jūs esate pirmasis kalbėtojas, tarkim, auditorija, nuo ko jūs pradėsite savo kalbą. Visa tai yra retorinės situacijos komponentai, į kuriuos kalbėtojas būtinai turi atsižvelgti.